Sveiki, esu Donata Buculo, Ąžuolyno bibliotekos literatūrologė, Vytauto Didžiojo universiteto lektorė. Šiandien pristatau tinklalaidę Metai su knyga. Tai projektas, kurį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, o jį organizuoja Apskričių viešųjų bibliotekų asociacija. Su manimi šiandien knyginėtoja pagal aistrą ir pagal išsilavinimą Gintarė Navakauskaitė, Lietuvos audiosensorinės bibliotekos vyriausia bibliotekininkė. Sveika, Gintarė. Sveiki. Malonu, kad atvykai šiandien su mumis pasikalbėti apie skaitymą ir skaitymo malonumą. Tai pirmasis mano klausimas ir būtų, papasakok mums apie savo skaitymo kelionę, kada jį prasidėjo. Iš tikrųjų negaliu pasigirti, kad nuo mažens esu knygagraužė. Tikrai taip nebuvo, turėjau labai daug kitų kūrybinių veiklų, bet aišku, knygas skaitydavau. Ir viskas, sakyčiau, pasikeitė jau vyresnėse klasėse, kokioje 11-12. Tam įtakos, aišku, turėjo lietuvių kalbos mokytoja, jinai turėjo tokį, talentą pasakoti apie tos programinius autorius. Bet jinai vieną kartą mestelėjo tokią frazę, aš ją dar iki šiandien esu įsiminus. Ir ta frazė, žodžiu, visiškai pakeitė mano požiūrį į literatūrą. Aš pamenu, kad mes kalbėjom apie Šatrijos raganą, apie veikėją Mamatę ir jinai kažkaip nuklydo prie Jurgos Ivanauskaitės, prie jos romanų Ragana ir lietus, Miegančių drugelių tvirtovė ir jinai išsireiškė taip, kad maždaug gink Dieve vaikai, neskaitykit šitų knygų, paliks labai blogą jausmą širdį. Tai ką aš padariau, aš po pamokų tiesiai į biblioteką nušutinau, pasiėmiau Miegančių drugelių tvirtovę ir perskaičiau gal ten per kelis vakarus ir man tuo metu tai buvo didžiulis atradimas, apskritai šiuolaikinės literatūros atradimas. Tai va taip ir prasidėjo ta aistra. Paskui ką, aš pasirinkau studijuoti lietuvių filologiją ir leidybą. Ten dar daugiau tokių, gan sakyčiau, užslėptų mokykloje autorių radau būtent studijose. Ta trauka skaitimui didėjo, pasirinkau magistro studijas, būtent literatūros kūrybos, kritikos ir komunikacijos, tai taip trumpai tariant, literatūrologijos, tai kolegės. Ir manau, būtent tos magistro studijos jos tą aistrą visiškai užtvirtino, nes jos buvo labai intensyvios, skaitimo prasme buvo maksimaliai produktyvios, reikėjo skaityti daug ir labai įvairios literatūros, reikėjo apskritai gan aktyviai įsitraukti tą literatūrinį gyvenimą, reikėjo dalyvauti renginiuose ir aišku apie juos rašyti, tekstus publikuoti. Ir kai baigiau studijas, aš supratau, kad iš esmės kito kelio aš nebeturiu, tik tai likti tarp knygų. Ir tada taip likimas susidėliojo, kad aš atėjau dirbti į biblioteką, bet šiek tiek kitokią biblioteką, į audiosensorinę. Ir skaitimas, knygos, jos liko tiek profesiniai veiklai, tiek tokiai kaip saviugdai ir savišvietai. Tai tavo kelionė tarsi prasidėjo nuo mokytojos pasakymo, kad gal jūs neskaitykit Ivanauskaitės ir tas kaip tik paragino. Tai ar neatrodo, kad šalia tos programinės literatūros, kurią siūlome skaityti mokiniams, turi atsirasti ir privalomos literatūros sąrašas? Be abejo, nes dar viena irgi tokia frazė, kai aš pradėjau studijuoti jau filologiją lietuvių, tai profesorė Irena Bakliai mums pasakė tiesiai šviesiai, dabar pamirškit viską, ką mokykloje mokėtės. Beje, jinai mums dėstė renesanso literatūrą berods. Tai, iš esmės viskas buvo visiškai kitaip pateikta. O kad šiuolaikiniai autoriai turi prisišlieti prie mokyklinės programos, tai čia yra faktas, nes manau, kad mokiniai tiesiog labai nusivilia mokykloje, būtent tais programiniais autoriais, ta tokia gan sausa, struktūruota programa. Tai aš kažkaip manau, kad tiesiog mokiniai šiek tiek taip literatūriškai susitraumuoja mokykloje ir paskui net nebežiūri į tą tarkim, lietuvių literatūros lauką visiškai, pavyzdžiui. O šiuolaikinių autorių tikrai yra puikių ir tikrai manau, kad yra ką skaityti. Būtent paaugliam, moksleiviam. Kiek įtakos apskritai turbūt skaitimui turi bendras kontekstas, populiarioji kultūra, kodėl
Jaunimas, tarkim, teko girdėti, kad šiuo metu renkasi skaityti anglų kalbą knygas, net jeigu jos yra verstos į lietuvių kalbą. Kaip manai, kas paskatina jaunimą rinktis kitokią literatūrą? Nežinau, iš tikrųjų, gal tam tikros mados ateinančios vis tiek. Socialiniai tinklai irgi didžiulę įtaką tam daro. Aišku, bookstagrameriai visi, instagrameriai, čia tai tikrai didžiulę įtaką. Tai manau dėl to. Ir gal vėl grįžtant prie mokyklinės programos, kai jie pamato, kad galbūt ten neįdomu, gal jie tikisi, kad iš užsienio autorių ir dar būtent anglų kalba gal jie ras kažką, neva geriau negu ką turime mes. O įmanoma sugrąžinti tą norą skaityti? Nežinau, kokią formą tada reikėtų kalbėtis apie knygas? Aišku, įmanoma. Galbūt čia kaip ir mano ta istorija su ta fraze, kai iš principo nueini, nes tau pasakė, kad ten negerai, tai tu iš principo tada nori pasižiūrėti. Kodėl? Kodėl? Arba kažkokį gal paimti tuo kampu, Dieve, nežinau atsakymą. Nebūtina žinoti atsakymą, nes vis dar, man atrodo, ir švietimo ministerija ieško atsakymą, kaip sudominti jaunąjį skaitytoją. Kalbant bendrai apie dabartinį kontekstą, to skubančio gyvenimo, socialinių tinklų, informacijos triukšmo, ką galvoji apie lėtojo skaitymo praktikas? Aš tai prisipažinsiu, kad aš lėtai skaityti nemoku. Ir man šita praktika yra labai svetima. Tiek aš, kad ir maža, daug neskaičiau, bet jeigu skaitydavau labai greitai. Kitą dieną aš jau eidavau grąžinti knygą į biblioteką. Paskui studijos, irgi ten apie lėtąjį skaitymą nebuvo iš viso jokios kalbos. Tada, manau, tikrai pagadino mane ir kalbos redaktorės darbas. Aš dirbau laikraštyje, kuris per savaitę buvo leidžiamas 3 kartus. Tai tas skaitimo tempas dar labiau suspartėjo. Ir galiausiai, sakyčiau, toks specifinis tapo mano skaitimas, nes tiek kalbos redaktorės praktika, tiek studijos. Tai gavosi taip, kad aš skaitau tekstą, tai aš jį nesąmoningai iš karto analizuoju ir dar gramatinių klaidų ieškau. O kartais tai, iš tiesų, taip norėtųsi, taip atsipalaidavus visiškai, pamažu, atsitraukiant nuo visų tų kasdienių rūpesčių, paskaityti ramiai kūrinį. Tai aš tikiuosi, kad kada nors išsiugdysiu ir aš tą lėtąjį skaitymą, bet kol kas tai nieko apie tai negaliu labai plačiai pakomentuoti. Čia turbūt to greito gyvenimo pasekmė. Taip. Ir ypatingai dirbant su knygomis, ar ne, kai tavo darbas tampa knygų skaitymas. Taip. Žmogui iš šono atrodo, wow, kokia romantiška tavo profesija, tu dirbi bibliotekoje arba tu dirbi leidykloje, o iš tikrųjų tai, knygos yra tavo darbas. tai čia turbūt yra tas didžiulis minusas, kad mes negalim į knygas žiūrėti kaip į poilsio kažkokį įrankį, bet kaip į darbo įrankį. Taip, būtent. Jo, tai tos lėtosios praktikos, lėtojo skaitimo turbūt daugam dar trūksta. Ir Donskis yra rašęs apie lėtąjį skaitimą, lėtojo skaitimo veiklos. Čia tik tai vienas iš galimų būdų, kaip nusiraminti. Bet jeigu tokia situacija būtų, tau reikėtų visus metus skaityti vieną knygą. Kokią knygą pasirinktum? Orvelo 1984. Bet dėl to aš ne tik galėčiau ją visus metus skaityti, aš jau esu ją skaičius visus metus. Netgi 2 galima sakyti, nes kaip aš pradėjau studijuoti magistrę, aš visiškai netikėtai atradau būtent tą distopinę literatūrą spekuliatyvėje, nors prieš tai aš tokios literatūros neskaičiau ir netgi kažkokį principingą nusistatymą turėjau, kad čia ne man visiškai. Tada pasiėmiau Orvelą, net neatsimenu, kaip jis mano rankas pakliuvo. Ir čia buvo pirmasis žingsnis pažinties su ta literatūra ir tada prasidėjo nuolatinis pastovus skaitimas būtent tokios literatūros. Tai būtent šią knygą, nes jinai man pagaliau atnešė tą mėgstamą žanrą. Aš paskui ir nemažai mokslinių darbų parašiau ir visą magistro baigiamąjį darbą apie tai parašiau. Ir jo, aš ją taip nuoširdžiai esu perskaičius 3 kartus,
O kalbant apie tą atskirų dalių skaitimą, ten tarkim analizuojant kitus kūrinius, arba apskritai žvelgiant į dabartinę geopolitinę situaciją ir apskritai į visuomenę, tai aš negaliu tikslaus skaičiaus pasakyti. Tai dabar kol kas aš nuo jos truputį ilsiuosi, bet manau dar kartą tikrai grįšiu. Tai yra knyga, kurią gali kartoti. Taip. Nes atrodo, kad tu, kad ir kiek kartų tu ją skaitei, bet iš naujo pasiėmęs, tu vėl kažką joje rasi. Tai ypatingai, kai matai atspindi tai, kas vyksta šiandieninėme gyvenime, ar ne? Taip. Kuriamos naujakalbės, ar ne, ir gyvenam tam iš dalies distopiniam pasaulyje. Taip. Kalbant apie distopijas, ar teko skaityti Jaroslavo Melniko knygą Te visad būsiu aš? Čia jo naujausias romanas, taip, dar ne, bet tikrai didelį įspūdį paliko Maša arba postfašizmas. Aš beje šitą knygą analizavau magistro baigiamajam darbe ir dabar galvoju, kuri dar. Aklumas berods, ar kaip ta knyga vadinasi, bet kažkaip labiausiai įstrigus būtent Maša, nes visai neseniai, ne taip ir seniai, Agustina Basterika, portugalų berods ar argentiniečių rašytoja, irgi išleido distopiją Mes gyvuliai ir man buvo didžiulis atradimas, kad realiai Melnikas jau prieš kiek metų buvo išleidęs romaną, lygiai tokia pačia tema, siužeto linija vos ne lygiai tokia pati, tai buvo labai smagu pasižiūrėti, kaip šitie du autoriai išplėtos tą siužeto kelią būtent. Ir ypatingai iš skirtingų kultūrinių kontekstų žmonės. Taip. Tai toje knygoje iš tikrųjų irgi piešiama tokia iš vienos pusės utopija, kad gali gyventi, nežinau, 1000 metų, tavo kūną pakeičia dirbtinis kūnas, dirbtinis protas gali išsaugoti tavo atmintį, ar ne, ir tu taip tarsi gali gyventi skirtingus gyvenimus, skirtingos lyties, skirtingo, nežinau, tikslo netgi, turėti daugybę palikuonių, bet vis tiek lieka tas pamatinis klausimas, tai kas vis tik tu esi. Ar tai yra tavo mintis galvoje, ar ne, ar tai yra tavo smegenys, ar tai fizinė kažkokia būtis. Kalbant apie tą tapatumą, ar ne, kaip manai, kaip knygos konstruoja žmonių identitetą? Na, kad literatūra prisideda prie to ir gan stipriai. Tai, manau, skatina keistis, netgi, manau. Kažkaip dabar paklausai šito klausimo ir man pirma mintis, kuri šovė į galvą, rudenį buvo šitenių skaitimai ir buvo atvažiavusi latvių rašytoja Nora Ikstena ir jinai tokią irgi frazę pasakė per savo pristatymą, kad jo rašytojas, tarkim, remiasi literatūra rašydamas, bet vis tiek už tą literatūrą yra didesnis gyvenimas. Tai čia irgi iš esmės, nu taip, mus irgi ugdo, formuoja mūsų asmenybę literatūra, jeigu mes skaitom, aišku, bet didesnė dalis ateina tiesiog iš gyvenimo, taip, iš pasaulio. Kalbant bendrai apie literatūrinį palikimą, žinau, kad su kolegėmis iš magistro studijų sukūrėte projektą Humanitarių Meka. Gal galėsi plačiau papasakoti, kokia buvo misija šito projekto ir kaip jūs jį tęsėte? Taip. Galiu papasakoti gal nuo pat pradžios, kaip ten viskas atsitiko. O ta pradžia tai nebuvo, jinai kažkokia labai romantiška, ten tokia, tokia visiškai paprasta, tai buvo praktikos projektas. Iš esmės mes gavom tiesiog 2 paprastas temas, Kęstučio Navako knygynas 7 vienatvės ir žurnalas Nemunas. Ir mums davė šitas 2 temas, maždaug įsirinkit, kurią norit, ir visišką kūrybinę laisvę. Tai tos kūrybinės laisvės buvo labai daug. Ir dabar, kodėl aš su kolegiam pasiėmiau būtent Kęstučio Navako knygyną, tai mes šiaip dažniausiai juokaujam, kad čia kaltos yra pavardės panašiai skambančios, nes Kęstutis Navakas 7 vienatvės atidarė kartu su kolegė Valentina Navakauskaitė. Mes paskui išsiaiškinom, kad šiaip nesam vis tiek giminės. O jeigu jau taip rimčiau kalbant, tai žurnalas Nemunas iš šiandien tebeina, jis yra skaitomas, o 7 vienatvės, jose jau neapsilankysi. Šitas knygynas išliko tik tai žmonių prisiminimuose, nuotraukose, kur dar, Navako tekstuose.
Tai, mes pagalvojom, kad būtų įdomu kalbėti apie tai, ko iš esmės jau dabar kaip ir nebėra, taip va fiziškai. Apie tai, ką prarandam. Taip. Ir tai nuo ko viskas prasidėjo, tai mes vis galvom, kaip čia, kokią formą suteikti tam projektui. Ir mes pradėjom rinkti prisiminimus Navako bičiulių, kolegų, netgi tų žmonių, kurie jo visiškai nepažinojo, tik tai ateidavo, tarkim, į tą knygyną, tai kauniečių prisiminimus rinkom, nuotraukų labai daug surinkom. Ir tos medžiagos gavosi tiek daug, kad mes nežinojom, kur ją padėti. Ir bijojom, kad jeigu mes pradėsim padrikai skelbti, tarkim, viešoje erdvėje, tai viskas įsibarstys, o kai kurie tekstai galbūt iš viso liks nepublikuoti. Ir tada atėjo ta mintis, kad tada darom svetainę ar kažkokią vietą, kur viskas bus sudėta. Ir mes tą svetainę kūrėm pačius, visiškai savarankiškai, savamoksliškai, naktim. Ir kai paskui gimė dar tas pavadinimas, tai tiesiog mano kolegė Eimantė, irgi bendraautorė šito projekto, jinai darbe kažkaip klausinėjo kolegų, ką jūs galvojate apie tą knygyną, kas lankėsi. Ir viena jos kolegė šovė tokį, kad 7 vienatvės buvo tikra humanitarų meka. Viskas ir prilipo. Ir tada mes tikrai nesitikėjom, kad tas projektas apskritai kažkokio dėmesio sulauks, bet mes tada padarėm pristatymą ir prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje, ir LRT radijas paskui mus pakvietė pristatyti tą projektą. Paskui, aišku, studijų pabaiga, laiko nėra, mes tą projektą nustūmėm šalin. Ir tik jau tada, kai mes gavom magistro diplomus, jau supratom, kad reikia nepaleisti, reikia grįžti prie to projekto. Ir grįžom 3, aš, mano kolegės Gabija ir Eimantė. Ir galva čia, ką tikrai noriu akcentuoti, kad prie šito projekto įgyvendinimo ir jo tęstinumo labai stipriai prisidėjo Vytauto Didžiojo universiteto lituanistikos katedros profesorė Dalia Kozinė. Jinai ir mecenatė tapo šito projekto ir dar ir šiandien mus pastoviai motyvuoja, kad tęskit, nepameskit, aš jums padėsiu, jūs tik tai darykit. Tai mes dabar atnaujinam tą svetainę, sukūrėm socialinius tinklus, tą dizainą nuolatos tobulinam, pačios rašom tekstus, ieškom žmonių, kurie rašytų, kas yra gana sudėtingas dalykas, ir visą tai mes darom visiškai neatlygintinai. Ir tiesiog, su tokiu siekiu, kad prie mūsų prisijungs daugiau žmonių ir kad iš užmaršties galbūt ištrauksim tam tikrus kultūrinius reiškinius, kurie dabar grimsta į tą užmarštį. Ir ne tik apie praeities dalykus kalbėsim, bet ir apie tai, kas vyksta dabar. Nes kol kalbam, kol diskutuojam, tol visi tie kultūriniai reiškiniai gyvi, nebūtinai fiziškai, bet tarkim žmonių prisiminimuose, nuotraukose ar tose pačiuose tekstuose. Čia turbūt kaip ir kalbėjimas apie knygas. Knygos nėra tik tai tam, kad mes jas skaitytume, bet kad ir burtumės ir kalbėtume apie jas. Tai klausimas dabar yra, kadangi dirbi Lietuvos audiosensorinėje bibliotekoje, kaip darbas šitoje bibliotekoje tave pačią pakeitė, nežinau, leido suvokti tą platų skaitymo pasaulį ir formų įvairovę? Esu kažkada girdėjus tokią frazę, kad čia dabar tų knygų įvairių yra, tai čia maždaug išnyksta įprasta, paprasta knyga. Ką aš pamačiau atėjus dirbti čia, tai kad ta knygų formų įvairovė, nesvarbu ar tai audio, ar skaitmeninė knyga, ar lengvai suprantama kalba parašyta knyga, jinai tikrai neįstums niekada tos įprastos knygos, bet jinai kaip tik vieniems, kurie, tarkim, negali skaityti įprasto teksto, ta knygų formų įvairovė gali kaip tik padėti užmegzti pagaliau santykį su literatūra. Yra kiti žmonės, kurie galbūt kažkada buvo labai aistringi skaitytojai, bet dėl, tarkim, prastėjančio regėjimo jie nustūmė visiškai šalin tą skaitymą, tai jie gali iš naujo susipažinti, atkurti santykius su literatūra ir toliau jos puoselėti. Aišku, tikrai tada matai ir tą trečią žmonių grupę, kuri matydama tą besiplečiančią formų įvairovę, jinai tada pradeda labiau vertinti tą įprastą knygą.
Bet kažkaip visada žiūriu realistiškai į šitą situaciją, tai tiesiog yra ir tokių žmonių, kurie niekada neskaitė ir neskaitys, tai jiems nesvarbu, kad ir kokia ta formų įvairovė būtų, jinai nieko nepadės. Tai jeigu jau esi pakankamai vyresnio amžiaus ir niekada neatsiverti knygos, tai greičiausiai jinai neras kelio į tavo širdį. Taip, taip. Vienas iš būdų turbūt kalbėtis apie knygas, kaip ir sakiau, kadangi knyga yra socialinis toks įrankis mums bendrauti knygų klubuose. Kaip manai, tokie projektai kaip Metai su knyga arba projektai, kuriuose dar dalyvaus, literatūros savaitė, padeda mums formuoti tas bendruomenės skaitytojų? Kad padeda formuoti, tai tikrai padeda, nes ką pastebėjau, man tenka labai dažnai darbe važinėti kitas bibliotekas, susitikti, bendrauti su kitais bibliotekininkais. Ir ką aš pastebėjau, nesvarbu, ar aš važiuosiu į biblioteką mieste, miestelė ar visai mažam kaimuke, kiekvienoje bibliotekoje gyvuoja knygų klubas. Kiekvienoje. Mažesniuose miesteliuose tai yra tiesiog galimybė susitikti, išeiti iš namų. Lygiai taip pat ir mieste, manau, tai yra puikiai terpė, kur tu gali bendraminčių susirasti. Dabar populiarėja toks įprotis burtis ar ne, į skaitytojų klubus ne tik bibliotekose, bet ir už bibliotekos ribų, nežinau, daryti privačius, asmeninius ir panašiai. Kaip tas apskritai keičia mūsų tą skaitymo kultūrą? Na, dažnai knygų klubuose būna ir taip, kad tie žmonės ateina net neskaitę, tarkim, tos knygos. Jie ateina taip pasidalinti savo mintim arba pasiklausyti, ar apskritai verta tą knygą pasimti. Tai kaip keičia tą skaitimo kultūrą? Tokie susitikimai gal daugiau reikalingi labiau betarpiškam bendravimui. O ta knyga jau tampa būtent tuo objektu, kuris pritraukia tave ten. Taip, kaip tarpininku. Aš pati vedu daug tų knygų klubų tikrai ir ką aš pastebėjau, kad visada tuose susitikimuose būna labai tokia betarpiška visiška atmosfera. Ir aišku, aš atsivežu knygą, taip aš apie ją papasakoju, bet visada yra būtent tas aspektas, kad žmogus kažką papasakoja iš savo patirties. Kažkas tame pasakojime apie knygą jam paklibino gal kažkokį prisiminimą iš praeities. Tai nežinau, aš manau, kad tokie susitikimai jie labiau tampa bendraminčių susitikimais, pasišnekėti ne tik apie literatūrą, bet apskritai apie viską. Netgi ir apie visiškai kasdienius dalykus. Jo, tokia vieša erdvė, pabūti su kitais, nebūtinai kalbantis apie knygą. Kartais aš irgi pagalvoju, ar mes susitinkam kalbėtis apie knygą, kartais net pamirštam, kokią mes tą knygą skaitėm, po to bandai sugrįžti prie jos, bet žmonės tiesiog nori kalbėtis. Taip. Nežinau, ar tai pasiekmė to, kad gyvenom izoliacijoje kažkurio metu, kad pasaulis yra nestabilus ir gąsdinantis, norim rasti kažkokius, būtent, kaip sakei, bendraminčius. Taip. Gal dar galėtum papasakoti, kokie tavo ateities planai, dirbant su kitais projektais? Kol kas aš labai ten tų didelių planų tikrai nedėlioju. Tiesiog norėčiau, kad mano visos veiklos, kaip nors sugyventų tarpusavyje, viena kitai netrukdytų. Tai tiek darbas audiosensoriniai bibliotekai, tiek prisijungiau ir prie Kauno literatūros savaitės, kad ir ten kažkaip susilietų ir tas projektas humanitarų mekos. Tai žodžiu, kad jos gražiai simbiotiniais tokiais ryšiais draugautų tarpusavį, o šiaip dažniausiai tos tokios idėjos, kurios lemia pokyčius veikloje, kurios galbūt ir tos projektus užaugina, jos dažniausiai kyla visiškai netikėtai. Tai va, aš tikiuosi, kad tiesiog ateityje bus kuo daugiau tų tokių spontaniškų idėjų, o kaip jie seksis ten įgyvendinti, kaip jos materializuosis, tai čia jau parodys laikas. Kokią knygą šiuo metu skaitai? Kokį klausimą davei, dabar net neprisimenu. Dabar skaičiau Donskio Man skauda, bet ta knyga, aš čia, gal čia ir yra tas lėtas skaitimas, nes aš truputį paskaitau ir padedu, o šiaip dabar pabaiginėju Danutės Kalinauskaitės Baltieji prieš juoduosius. Girdėjau, kad labai gera. Taip, labai gera. Labai smagu, kad skaitote Donskį. Tai ačiū tau, Gintarė, kad prisijungiai šiandien prie tinklalaidės Metai su knyga.
kurie tęsim pokalbius ir tikiuosi dar tęsim apie skaitymą. Ir linkiu visiems klausytojams ir žiūrovam skaityti knygas lėčiau ir skaityti jas visus metus. Ačiū, Gintarė. Ačiū.